Prieš 30 mečius kredito unijų veikla buvo paremta popieriniais dokumentais, gyvų bendravimu ir tarpusavio pasitikėjimu. Mokėjimo kortelės, mobilioji bankininkystė, paskolos telefonu atrodė kaip tolima ateitis. Ir nors gyvas bendravimas LKU vis dar laikomas prioritetu, šiandien technologijų pažangos ir skaitmenizacijos dėka kredito unijų grupė tapo moderne finansų bendruomenė, kurioje visos pagrindinės paslaugos pasiekiamos vienoje vietoje. Skaitmenizacija toks dalykas, kuris turbūt neaplenkė nei vieno ekonominio sektoriaus. Absoliučiai didžiąją dalį mūsų paslaugų galima pasiekti nuotoliu. Tuo pat metu mes skaitmenizaciją turim kaip vieną iš kanalų ir vis tiek išlaikom gyvo aptarnavimo galimybę ir tas paslaugas galima pasirinkti pagal savo poreikius. Tai mūsų kredito unijų filosofija yra ne kuo daugiau paslaugų, bet tiek, kiek reikia nariam. Labai džiaugiuosi, kad per pastaruosius keletą metų tikrai tas paslaugų spektras išsiplėtė. Atsirado tiek bankomatų tinklai, kur yra mūsų LKU ženklas, tiek mobilioji programėlė, nuotolinės narystės sistema. Turim naujų kortelių produktų, taipogi internetinė bankininkystė mūsų vystėsi, momentiniai mokėjimai, draudimo paslaugos ir dar daugiau. Mes siekdami būti arti tos savo bendruomenės ir atitikti tos savo lūkesčius, maksimaliai stengiamės vystyti visas elektroninės paslaugas ir galimybę visiškai nuotoliu gyventi kredito unijoje. Yra tokių žmonių, kurie išskirtinai tik gyvai mėgsta tos savo klausimus spręsti. Tai ta bendruomenė yra labai įvairi ir stengiamės visiems jiems įtikti ir patikti. Diegdama naujoves, Lietuvos kredito unijų grupė nuolatos stebi ir vertina, kaip patobulintas skaitmeninės paslaugas pasitinka ir priima klientai. Savo viduje mes naudojame tokį skaitmenos indeksą, kuris parodo, kaip įvairias paslaugas naudoja mūsų nariai ir klientai, kaip dažnai jas naudoja. Ir šitas indeksas auga ir tai rodo, kad taip, nariai mūsų paslaugas atranda. Ir iš tikrųjų galbūt toksai buvo kaip ir mitas arba įsisenėjęs požiūris, kad kredito unijose tai galima gauti tik kreditą ir indėlį. Anaiptol nėra taip. Iš tikrųjų pas mus galima gauti daug įvairių paslaugų, kasdienės bankininkystės paslaugų, pradedant mokėjimais, mokėjimo kortelėmis, mobiliąją programėlę ir panašiai. Ir pamatė tai, kad nariai visgi aktyviai naudojasi mobiliąją programėlę, kas metai tos funkcionalumus mes plečiame. Ir taipogi labai smagu, kad klientai vertina labai palankiai ir maždaug apie 80% klientų mūsų mobilią programėlę įvardina kaip patogią arba labai patogią naudoti. Lietuvos kredito unijos nariu dabar galima tapti ir nuotoliniu būdu. Šiuo metu apie trečdalis narių jais tampa būtent nuotoliniu būdu. Dar įdomiau tai, kad kai kuriuose kredito unijose šis rodiklis siekia 70, 80, net 90%. Ir be abejo, toksai būdas, galbūt jisai yra populiariausias didmiesčiuose, tačiau malonu tai, kad unijos esančios tokiuose miesteliuose kaip Širvintos, Naujoji Akmenė, Anykščiai ir kiti taip pat atranda šią galimybę. Vykdomos LKU klientų apklausos rodo, kad šiais metais produktų paslaugų įvairovę labai gerai įvertino 88% apklaustųjų. Tai bene 15% daugiau lyginant su ankstesniais metais. Tačiau iššūkių LKU veikloje taip pat netrūksta. Iššūkiai mūsų lydi kasdieną. Iššūkiai leidžia mums tobulėti ir augti. Tai turbūt šalia visų konkurencinių iššūkių susijusių su produktų funkcionalumu, ta pačia skaitmenizacija. Negalima pamiršti ir rizikos dalykų. Tai ypač šiuo metu aktualu yra kibernetinės rizikos, informacinės sauga, tie sukčiavimai, prevencija, pinigų plovimo prevencija ir kiti dalykai. Mes šviečiame savo klientus, pasakojam jiem apie tai, kokie tai yra sukčiavimo būdai, kaip neapsigauti. Bet taipogi, kaip finansų įstaiga, mes investuojame nuolat į sprendimus. Daryti juos saugesnius, patikimesnius, mokėjimus pasirašom su mobiliuoju elektroniniu parašu, kortelėm, operacijom patvirtinti reikalingi PIN kodai ir panašiai. Tai tos pačios paslaugos iš esmės jos taip pat tobulėja ir diegia atitinkamus būdus, kad neteisėtai, nesąžiningai tomis paslaugomis būtų galima pasinaudoti kuo sudėtingiau. Nors technologijos ir keičia mūsų gyvenimą, tačiau kredito unijų pamatinės vertybės išlieka. Tai yra gyvas bendravimas, kliento pažinimas, individualus požiūris ir šito jokios technologijos dar ilgai nepakeis. Mūsų užmojis, remiantis prieš tai įvardintom trim vertybėm - sąžiningumo, atvirumo, profesionalumo bei mūsų tą bankininkystės filosofiją,
būti pagrindiniu mūsų nario finansiniu partneriu. LKU kredito unijų grupė. Čia visi savi.